Sveiki kolegos, praeitoje serijoje liko nepabaigta sausmedžių laistymų sistema, šiandieną mes ją pabaigsime. Atkeliavo trūkstamas vamzdis, kurio vieną kartą pritrūko, nusikirpsim, išsitempsim. Susirandam galą, pala čia dar kažkokia atneškė. Na ir dabar svarbiausiai tempiant nesusipainiot, nes dažniausiai susipainio. Varom tempt. A few moments later. Man atrodo susipainiu. Oi, oras tai šūdinas. Tik išeinu, išvinioju vieną tą eilę ir vėl jūs pradėlyti. Ir svarbiausia, nulyja lietus ir vėl saulė šviečia, nulyja vėl saulė šviečia. Kaip kam, aišku, visiems yra skirtingi, man tai geriau yra dirbti prie 35 laipsnių karščio ir ant saulės. Negu taip, kai ten 20 laipsnių ir lietus tai lyja, tai nelyja. Su šitokiais daikčiukais užglušinsim, viskas, beliks tuomet su vėlutėm arba su chamutais surištos vamzdelius ir viskas. Beje, šiandien rugsėjo 1. Buvau pirmą kartą nuvažiavęs į darbą truputėlį pasižiūrėti. Ne, tai čia viskas, ką aš norėjau pasakyti apie rugsėjo 1. Nes jeigu dar kažką pasakysiu, tai po to reikės viską vis tiek užpipinti ir iškirpti. Nu nieko. Atostogos jau ne už kalnų, tai kiek čia iki atostogų liko 2 mėnesius. Tai iš 2 mėnesių atostogos rudens. Praeitais metais per rudens atostogas sudinom šilauges. Nu, bet sausmedį reikėtų anksčiau pasodinti. Aišku, viskas gerai, su tom šilaugiam buvo, viskas prigijo. Nu, bet pavojingai laukti iki lapkričio mėnesio. Tai būtų gerai sausmedį pasodinti truputėlį anksčiau, kokią spalio mėnesį reikėtų jau pasisodinti. Tai pasistengsiu tiek netempt. Bet ir anais metais tą patį, jeigu su šilaugiam pasistengsiu netempt, bet matot visas kaip išėjo. Tai ne taip paprasta, atrodo, kas čia yra viską pasidaryti. Bet to laiko reikia. Galiukus truputį netokius nusipirkau, nu, tai čia mano feilas, kažkaip nepažiūrėjau, nepagalvojau, kad anos, kai šilaugiam pirkau, tai bus su tokiom auselėm. Buvo daug patogiau, tiesiog įkaliau pagaliuką, įtempiau ir užmoviau ir viskas, ir tuomet ta sistema visa įsitempė. O dabar, kaip matyti, tų kilpučių nėra, tai yra sunkiau įtempti tą sistemą. Turiu aplinkui dabar užrišti vielą ir tuomet įkal pagaliuką ir tuomet įtempiu ir su tą vielą už tos vietos užtvirtinu. Šitie dar 2 liko, tai nelabai supratau, ar čia man su matematika nekas, nes yra 5 vagos po 2 vamzdžius, tai man 10 jų reikėjo, tai reiškia, aš jų 12 gavau. Tai arba aš čia kažką apsiskaičiavau, arba jie 2 per daug įdėjo. Nu, nesvarbu, bet vienu žodžiu 2 atsargai liko, nu, kada gal kažkur tai panaudosiu. Bet pamėsiu vis tiek. Viskas, kolegos, su laistymų sistema baigta. 1 vaga, 2 vagos, 3 vagos, 4 vagos. 5 vagos. Visur laistymo sistemą ištampiau, sistemą įtempiau ir ką? Belieka išpjauti skylės ir sudinti sausmedžius. Sausmedį sudinsiu ten, kur dabar tiksliai yra skylės. Met kas antras skylė gausis, kad ant plėvelės laša. Tai čia padarysiu tokią duobutę ir kad vanduo, kai subėga, nuožulniai į tą skylutės dar irgi vanduo subėgtų. Kai pasudinsiu, susiausiu prie kromelių ir su chamutu arba su viela surišiu. O kitam gale, jau rodžiau aną kartą, dar kartą parodau, turėsime 2 gaisrinės jungtis, vat, 1 gaisrinė jungti ir 2 gaisrinė jungti, kada reikia lieti šilauges. Pajungiu šitą gaisrinę jungtį, liejasi šilaugių kontūras, o kada reikia lieti sausmedį, pajungsiu šitą ir liejasi sausmedžių kontūras. Ir paskutinis dalykas, kas dar liko padaryti su laistymų sistema, tai nusipirkti dar vieną tokią bačką ir padaryti 2 tręšimo sistemą sausmedžiui. Bet tai šiais metais man nereikės, tai tą paliksiu kitiems metams. Ir viskas, ką daugiau visi darbai čia kaip ir baigti su laistymu. Naktį buvo didelį liūtis, davė kaip iš kibiro ir tvenkinys pasipildė, tai tikrai stipriai, dar tiek daug nėra nei kart buvęs pasipildęs, kiek dabar pasipildė visos salos, kaip matot viskas, jeigu sekėt serijas, tai matot, kad ten buvo jau tokių salų išlindusių, čia jau buvo išlindę tie, kur ekskavatorius kasi tokie žemė dryžiai, tai nieko nebeliko ir tvenkinys užsipildė, tai normaliai, čia tvenkinys užsipildė normaliai. The next day. Pamirškit, ką vakar sakiau apie tvenkinį, va šiandien tai vandens tvenkinį prisipildė. Tai šiandien buvo dar didesnė liūtis negu aną naktį buvo. Ir dabar jau vandens lygis, nu net neatsimenu iki kada tiek buvo, kad tiek vandens lygis būtų pakilęs. The next day. Pamirškit, ką sakiau vakar, pažiūrėkit, šiandien vandens dar daugiau yra tvenkinį. Nu dabar jau vanduo pradėjo kiekvieną dieną tvenkinį didėti, nes lietus nulyjo ir dabar turbūt pakilo visas gruntinio vandens lygis. Ir nors net nelyjo vanduo šiąnakt, vanduo nelyjo. Nors lietus net nelyjo šiąnakt, bet vandens lygis tvenkinį vis tiek dar daugiau pakilo. Tai dabar jisai jau nebekrenta, o kyla visą laiką vandens lygis.
Na, liūtis buvo tikrai smarki, kokios išgremžė ravus, vanduo bėgant iš čia, iš viso, pažiūrėkit, kokia dubė atsirado. Jeigu žiūrėjau tą video, kur aš su kastuvu stoju ant viršaus ant to kalno ir filmuoju, kokio buvo dydžio smėlio krova ir kokio dabar liko smėlio krova. Čia tokio ravo net nebuvo, visas smėlis čia per liūtį, kai davė viskas čia ir čia, čia smėlio niekur nebuvo šito vietoj. Buvo lygu, o dabar va, kiek smėlio nuo tos krovos buvo priplauta va čia. Iš kitos pusės žvyrų krūva dar gražiau atrodo. Kai meną padarė gamta, tai va gali pasigrožėti gamtos menu, kaip bėgantis vanduo gražiai supjausti žvyro krūvą. Galime įvertinti prie smėlio, kokio dydžio išsigriaužė ravai. O taip ir atsiranda didieji kanjonai. Ką šitakis, tai aš taip jaučiu, kad neužilgo reikės gal mėginti užmerkti tą šitakį rastelį. Nu, reikia dar, taip ir nepasiskaičiau, na, jau seriją sakiau, kad reikia pasiskaityti, kada jos čia reikia užmerkinėti, kokiu laiku. Reikia pasiskaityti ir kada jos čia užmerkti, nu, nes tas jau rastelis yra kaip ir visas apimtas to grybo. O šitas dar daugiau apimtas. Blema, dėl tų šitakį grybo aš dabar pradėjau truputėlį kažkaip abejoti, nes ant tų atraminių rastelių, ant kurių yra sudėti, irgi atsiranda va tokie patys balti, bet aš juos tai nesudinau šitakį grybų. Tai nu, čia nesąmonė, kad per kontaktą persidavė ten, kur liečiasi, tai taip nemanau, kad taip galėjo atsitikti. Bliamba, nu įdomi čia. Nes šituose apatiniuose jie tai aišku vis laiką vis tiek buvo drėgniau čia ant žemės. Bet tai, bliamba, iš kur dabar žinot? Iš kur dabar žinot? Kas čia toksai yra? Jau, bet negali būti. Bet jie tokie patys, va. Į šitakis yra sudintas. Tai jisai taip pabaltuoja, o į šitakis atraminį nesudintas ir jisai yra štai šitai pabaltavęs. Čia dabar taip įdomiai išeina. Gal čia ant žemės prisibarsti tų sporų aš kai sudinau ir užsikriti ir tie, bet jeigu čia ne šitakį grybai ir ant tų visų, kuris sudinta, irgi tokie patys va balti čia, nu blemba. Sunkus atvejis dabar čia sužinot, kas čia auga. Nu, kai žiūriu internete, tai labai panašiai tie atrodo šonai tokie pabaltavę, lygiai taip pat kaip pas mane atrodo baltuoja, bet gal ir kiti grybai tai baltuoja. Tai dabar sunku iš tikrųjų pasakyti, ar čia šitakį grybas auga, ar ne šitakį grybas. Nu, gal tie apatiniai, tarkim, kažkaip užsikrėtė dėl tų, kad prisimėtė, vis tiek tų kaištelių visur ir ant žemės tų kaištelių prisimėtė. Nežinau, nu sunku dabar pasakyti. Tai jeigu kažkas žinot, esate auginę, tai galit parašyti komentarus, ar ten, kažin, šitakį tie grybai pradeda kaltis, ar ne šitakį, nes kaip ir irgi ankstokai, kaip suprantu, kitais metais tik tais turėtų jo būti. Nu, bet panašiai atrodo, va, jeigu žiūrime tuos baltus tokius, va, nu, pas mane labai panašiai baltuoja tie šonai. Pirmiausia, reikės duoti paragauti tiem žmonėm, kurie mane labai patinka, nu, po to jau ir aš pamėginsiu paragauti. Stop it. Get some help. Einam, pažiūrėsim iš arčiau, kas čia per varnų mytas vyksta. Pilnas laukas. Su varnom pyktis tai nereikia, nes jos labai protingos ir, kiek žinau, labai kerštingos yra, taip kad geriau su varnom yra draugauti ir sutarti, nes paskui gali tau pridaryti visokių nuostolių. Ne, man tai jos nemaišo, aišku, ką varnos, tai nieko nedaro, jos šilaugių kaip ir neėda. Nu, man atrodo, kad neėda. Ar ne? Ar ėda? Kai turim tautvydą, tai reiškia, ką mes darom? Tveriam tvorą. Taip, tveriam tvorą. Tai ką šiandien tveriam, gali gal papasakot? Šiandien tveriam labai fainoj vietoj, labai gražioj vietoj. Labai fainą vietelę turim, apsupti miškų, vienkiemis. Neblogas iš tikrųjų laukas, turėsim išbandymą, aišku. Vieną kampą turėsim pavargti su mūsų tvėrimu tvoros, nes yra nemažas skardukas. Nufilmuosim, parodysim mes tą skardį jiem ir viskas. Labai faini šeimininkai, jaunuoliai užsiema sausmedžio uogų krūmų auginimu ir važiuojam toliau. Dar turim šitų kolegų, tai apie porą šimtų tūkstančių turbūt turim kolegų, pakol kas dar nesipykstam, tai tikiuosi, kad ir nesipyksim ir dabar kaip tik prie jų kampą darysim. Nu ir tikiuosi, kad sutarsim su šitais kolegom gerai.
Kalimas tai čia lengviausia dalis, baisiausia yra va tas kampas. Vėl nežinau, per kamerą turbūt labai matosi, bet ten kampas yra be lenkokio didumo. Tai mano traktoriukas tikrai nepajėgs tokiu kampu važiuoti. Na, bet už tai gražu. Sunku tverti, bet gražu. Sveiki visi, čia mano vlogas, Tautvydo vlogas, nebe Tomo. Matome debesis, tamsius. Diena numeris 2, atsivežėm savo traktoriuką ir kažkas pamiršo paimti kamerą. Sakė, mažas traktoriukas tavo. Ai, nu, jis šaip iš mano mažiuko traktoriuko. Kameras atrodo didesnis. Neveiktų, didelis traktoriukas. Tai šiandieną pradėsim tempti tinklą. Tu instruktorių dovanų kalėdom? Kaip sekasi? Kažkokį netokį. Netokį Be kažkas? instrukcijos gal. Be instrukcijos. Kinietišką atsintė. Uliamas. Sumetam viską į krūvą, sumaišom, gal bus normaliai. Kaip galvoji, kiek šiandien padarysim? 5 metrą? Na, aš tikiuosi daugiau negu 50 metrų. Traktorinis paruoštas, tinklas įdėtas ir laukia štai tokia kelionė. Tai čia tai viskas turėtų būti easy, bet ten bus maksimalių išbandymų metas. Ten ir susitiksim. Darbai turbūt baigti. Kaip pasakysite, Tautvidai? Dabar pertrauka, bet turbūt jau viskas. Ja, turbūt šiandieną viskas, taip kad teks palikti. Aš vis dar negaliu patikėti su to sausmedžiu, dabar tą laistymų sistemą tampau ir, kad viskas taip paprasta. Tai kai pradėjau nuo tų šilauogių, tai aš vis dar negaliu patikėti, vis paklausiu tų žmonių, kur augina, sako, čia tikrai taip, tik tais reikia daryti, tą prasme tiesiog ant žemės užtempt plėvelę ir, išdirbti žemę užtempt plėvelę ir viskas galiu sudinti sausmedį. Jo, sako, viskas, ką to reikia padaryti, vis dar nesitikė, kad tiesiog tu paimi žemę, išdirbi ir pasudini tą sausmedį į tą žemę. Blemas, žiauriai keistai. Sakau, kaip aš pradėjau nuo šilauogių, tai kiek ten buvo knisalinė su tom durpėm, visais nuėmimais, tai palyginus, kiek reikia įdėti darbo pasudinti šilauoges ir kiek darbo įdėti sausmedžius, tai skirtumas yra žiaurus, ta prasme, tai su sausmedžiu viskas tikrai labai paprasta. Aišku, žiūrėsim, gal tas sausmedis čia neauks, kažkas jam nepatiks, bet aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Pasodinsim, patrešim pavasarį ir, tikėkimės viskas čia bus gerai, o, tikrai, taip išeina, kad jam tiesiog paimi žemę, įdirbi, užtempi plėvelę, laistymų sistemą ištampai ir pasodini, visas reikalas su tuo sausmedžiu, viskas daug paprasčiau negu su šilauogėm. Paramos kiekį galima gauti tą patį tiek sausmedžių, tiek šilauogėm, išlaidų kartais mažiau pasodinti sausmedį ir darbu taip pat kartais mažiau pasodinti sausmedį negu šilauogės. Truputėlį jau panika, nes turbūt, kad visgi iš Lenkų neišeis nusipirkti sausmedžių, taip kad reikia ieškoti kažkokios tai alternatyvos, nes laikas irgi jau, kaip pasakiau, spaudžia ir tempti aš nenoriu. Tiek šiam kartui, laistymų sistema baigta, pradėjom tverti tvorą kitame ūkyje, bet pabaigti nespėjom, nes pradėjo lyti lietus, planuojam pabaigti šį sekmadienį. Bet kadangi serija išeis sekmadienį ryte, tai jūs jau nepamatysit, kaip pabaigim tvorą, bet planuojam, jeigu viskas gerai pasibaigti šį sekmadienį. Nebent aišku, vėl ten bus liūtis kažkokia, bet tikėkimės, kad nebus. Paspaus mygtuką patinka, paspaus prenumeruoti ir ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim po savaitės. Iki visiems.